pirmas važiavimas 26 metais. Kovo 14. Kartu testuojuosi gautą dovaną. Tai gavau mikrofonus kamerai. Nežinau, dabar vėjuota. Šiaip šiandien diena, labai net vėjuota. Tai nežinau, kaip čia girdėsis. Užsidėjau ir tą tokį kailiuką pasibandymui. Tai žiūrėsim, kaip čia gaunasi. Šiaip moras gan neblogas. 13-14 pliuso. Vėjas, toks irgi apie koks gal gūsingas, tai apie irgi 13-15 gal, jeigu su gūsiais. Bandysiu šiandien iki Trakų. Pasižiūrėsiu, kas ten. Tai jo, ką aš galiu pasakyti. Jaučiasi, kad žiema buvo neminta. Tas dviračio simuliatorius treniruoklis, okei, bet jisai nepakeičia dviračio. Tai dabar prasiminti reikia į kalniuką. Jautės, kad minų, sakykim, gal kai šitas tiesiaja minė, tai ir nesijaučia. Tas pats kaip salėj mintum. Blemba, šitos duobės, kai nervina, negaliu. Duobė ant duobės. Kamera irgi daužosi į kairę į dešinę. Plus visgi universalūs laikikliai, pastebiu, kad yra universalūs. Nes teoriškai jie čia ir GoPro ir Osmo tinka, bet žiūriu, kad Osmo mano nenori taip gerai prilipti prie laikiklių. Arba reikia persidaryti varžtą į šiek tiek ilgesnį, kad petis ilgesnis gautųsi. Dabar laikau kursą, kaip sakant, link lentvario. Jau naujasis lentvaris. Judam. Štai Rubežius normaliai 23 minutės, 9 kilometrai. Skaitau, kaip ir neblogai. Sakau, šiandien daugiau toksai išlindimas, pirmas pasibandymas, tai daugiau noriu pasibandyti
kaip čia su to vėju tvarkosi mano mikrofonai. Tada pažiūrėti, kaip dviratis po žiemos. Kaip iš čia, aišku, čia ką jums čia žiemot buvo Rusy, bet vis tiek pasibandyti, pasižiūrėti, kas čia kaip. Vis vieną dar čia pavažinėsiu, sakiau, nu gal kokius maks 500 km ir reikės jau atiduoti, tvarkyti, nes jau, nežinau, gal nesigirdi taip, bet jau grandinę šaudo viršutinėse žvaigždėse. Na štai, atvykau į Trakus. Neblogai. Čia pasivažinėsiu. Nu, čia šiandien daug nesigaus. Iki 40 kažkas tai. Bet tai gerai. Ir 40 gerai. Pirmai pradžiai. Greitai prasidės mūsų treniruotės. Aš laukiu irgi. Sakiau, ir į Muay Thai galėsiu daugiau su dviračiu pavažinėti, kad prasimankštinti ir kartu dviračio nepamiršti. Ir kartu jau su broliu tada minsim. Į savaitę kokius bandysim 2 kartus, tai tikrai 100 padaryti. Aš vis vieną vėliau dar turėsiu išvažiuoti. Tai brolis šitą irgi žino. Tai ten 2 savaitės, nežinau. Aišku, bėgimo bus turbūt kasdieną, tikiuosi, kad pavyks man tai padaryti. Čia jau, aišku, labiau nuo manęs priklausys. Tai va, tai paskui grįžtam ir 2 savaitės čia treniruočių su dviratuku. Ir ką? Ir tada kelionę, tai jeigu pernai metais pusę vasaros taip va 100 varėm, šitą bus jau mažiau. Bet šiaip galiu pasakyti, kad iš pradžių būna sunku. Pirmas dienas kokie 3-4, paskui jau kojas įpranta ir labiau priklauso tada nuo to, kaip išsimiegi. Tada dar priklauso nuo to, koks reljefas būna, žodžiu. Iš tikrųjų, tai tuose didesnėse kelionėse ir žiūrint, kiek tu mini, jeigu 130, 140 į dieną, tai dar labai priklauso, kaip pavadinkim, kaip emociškai tvarkais. Ir čia yra toksai labiau, kada tau gal net piktumas kartais ima, kad ten vėjas koks nors arba lietus. Realiai, kai saulė yra, tai čia yra smagiausia važiuoti net ir tuos 150, 130. Tai jeigu vėjas lietus, jau tokia demotyvacija atsiranda. Nu, kaip ir turbūt logiška. Va, ir šiaip tada nuovargis irgi savo daro. Būna viskas. Čia irgi, kai ten su draugais pasikalbu, sako, tai va, jūs broliai minate. Sako, tu tai tauškalas, nu čia taip aš, brolis mažiau. Sako, tai kaip čia jūs čia nesusibarate, ar kaip čia visą laiką tokia ramybė pas jūs. Ne, tai viską būna. Mes tam ko tik tai nori būna. Būna ir apsibaram, ir nesikalbam. Bet iš kitos pusės tai
toks labiau išsimiegi, pailsi, arba šiaip pameditavęs tyloj su savim. Ir žodžiu, nueina visą tai ir supranti, kad čia yra nei vienas kaltas, nei kitas. Taip, čia daugiau būna emocijos, nuovargis. Taip kad tai, kas yra už kadro, aišku, kad nedėsi. O tai, kas būna video, tai aišku, ką visi rodom, tai kas gražu. Čia ne farai ir ne visokia Bomž TV, kur ten visokie degeneratai susirenka, aliejų geria, atsiprašant, šūdus valgo, visokias nesąmonės daro. Tai jeigu nori žmonėm parodyti kažką, tai rodai normaliai. Jeigu nori parodyti, iš kurios palatos esi paleistas ir prisipažinti, kad dar ir negrįžęs į ją, tada taip. Tada rodai nesąmonės. Tai. Gražu Trakuose. Pėsčiųjų gatvė, kuri ne visai pėsčiųjų, vis tiek mašinų pilna. Pilis, ledas, ledo dar sočiai.
Tai ir kiek aš čia dabar 36 turiu, tai aš jau esu Grigiškių sodose, čia galim pavadinti. Ir man liko arti 3 kilometrų iki namų. Vėjas dabar, iš tikrųjų labai stipraus pakilo, kad suprasti maždaug kas tai dabar kokio tai stiprumo, tai tiesiog važiuoji, jeigu paleidi riedėti, tai tave stabdo tiesiog, pučia į šoną, stabdo. Tai tikrai nėra silpnas vėjas. Čia biškutė senasis Kauno kelias. Tai neblogas šiandien prisiminimas, sakau, nepaisant vėjo. Šiaip aš dar manyčiau, kad gal ir oro užterštumas yra šiandien juntamas, nes džiovina labai, tokios dulkės. Ir šiaip, kai nuo kalno dabar leidausi iš aukščiau į Vilniaus pusę, pažiūrėjau virš Vilniaus, tai toksai, smogas. Tai realiai už Vilniaus važinėti labiau apsimoka dabar, mažiau ir to užterštumo. O dėl garso kokybės, tai toj irgi grįžus sėsiu, montuosiu, tai bus aišku. Buvo galima dar pasižaisti su nustatymais, bet dabar grinai gamykliniais. Tada pažiūrėsiu, ką ten dar galima pamaigyti.